Oi, čia labai gerai užsikabinę. Tai ką, sveiki, gyvi. Levalavo nuo vaikingi žydžiai. Esam susirinkę kur? Ogi Olandijai. Ir Hovenas, miestas. Ir spėkit, ką mes turim čia? Turim magnetuką. Čia sakė, žuvės nėra, bet sakė, yra daug dviračių, daug metalų. Visko. Tai bandysim šiandien tikslas ištraukti bent jau kokį dviratį. Žiūrėsim, kaip eisis. Tai ką, prisirišam, kad nepamestinam. Realiai, nu, tipo lokacija, tai tokia, nu, nežinau, ar čia rasim kažką, ar čia kažkas bus numetę kažką nuo tilto, bet tikėkimės. Čia būtų tema kokie seifuką rast, aišku, būtų nemažai. Money, nu bandom. Tas į magnets 300 kel vandenį. Nu, tai, va, toks tekelis. Šiaip atrodo, kad kabin, bet nieko nėra. Pamėginkite atspėti, ką mes šiandien ištrauksim, komentaruose parašykit, ką galėtumėm ištraukti šiandien. Ar šis iš kažką ištrauksim? Kaip manot? Nu, šiaip Olandija paplitus dviračiais, tai... Ne, tušia. O, ne. Lieva vieta iš tikrųjų. Lieva vieta. Taip grinai atrodo, kad prie dugno kabin, bet ne kabin. Nieko nėra. Aš manau, kad keičiam lokaciją. Nieko gero nebus čia, nes neištrauksim tikrai nieko čia, jeigu mes čia būsim to tilto. Varam kažkur kitur ieškoti kažką geresnio. Atvarėm dar čia šalia peškom. Ten va tiltuks. Čia atvarėm į tokį gal. Gal kažką įmanoma ir rasti. Nes, supranti, taip, važiuoju su dviratuku ir įmeti. Tai gal šitą prašukuoti tvenkinuką, gal kažką išeis pagriebti. Iš karto atrodo kabin. Žiūrėjau, jaučiu yra kažkas. Tai burbulai, bet ne, jaučiu kažką. Nesupratau. Pagal žemę. Jaučias labai, kaip brauki. O, kiek dumblių. Tai tai durns. Opa. Grinai, va, užsikabina, atrodo, kai įmeti. Bet jau čia galim akmenis, ne? Kaip burbulai. Grinai, atrodo, užsikabinu. Tušia čia. Nieko nėra. Varysim kitą vietą. Pamatysit, kad ištrauksim. Bandom tolimą užmesti. Žodžiu, magnets trauk 300 kilų. Tai galėtų būti koks laimikis. Blemba, kaip sunkiai trauk, bet čia pagal žemę. Taip atrodo, sunkiai traukas.
Tai pasakykit, kaip galvojat, ar pagausiu kažką ar ne? Pagal tokius vaidimus tai atrodo, kad ne. Ne, renkame šmutkės, važiuojam į kitą lokaciją, nes čia bereikalingai gaištam laiką. Tuoj trauksim perliukų, pamatysit, hebra, pamatysit, aš tikiu savim ir jumis. Nu tai ką, atliekam kitą lokaciją. Matot, kas čia yra? Mano nugaras. Čia yra dviračių daug, tai čia bus irgi daug dviratukų. Pamatyt, manau, nekur, tai žiūrėk, iš pirmo metimo, žiūrėk, net jeigu užkabinu. Blemba, gal reiktų, nereikia pasirišti. Su baltais batukais, kaip pridėme, turim nieko. Žinoma. Arba gal, ne, magnet neturbūt lėvus. O, ne. Yra, dumbliai. Žinau, kiek dumblių. Čia kienai, tavur buvo čia dviračių tokio parko. Žiūrėjau, matau kažkokį vamzdį. Čia tiesiai, žiūrėjau. Blemba, kas čia per vamzdis? Nu, karačią. Žodžiu, nėra iš pirmo metimo. Tai reiks pasmaityti. Tai kur tie dviračiai? Čia visi ištraukti iš toli? O, operatorius irgi prisijungia. Žiūrėk, iškart gana atrodo, kad kažkas yra. Žiūrėk, kaip sunkiai tempas. Bet čia kokios šakos. Vėl, va štai lengvai. Darbuotojai šalis. Ne, tai mes švarinam Olandiją, realiai. Mums turėtų dar išnešti pietų, pavalgyti, aš taip galvoju. Hey. What are you fishing? Bicycles, yeah. We last time came here, we took it out 2 bicycles. Really? Yeah. Oh. But how can you take it out? With the magnets, this magnet, yeah. It's so strong? You can take it out 300 kilos. Wow. Yeah. Have you tried in Amsterdam as well? What? In Amsterdam have you tried? Nah. There are a lot of Just them. here. I think, yeah. There's a lot of bicycles. Someday we go there. Yeah, Utrecht, probably also. I guess not so many people bike here, so. But you know, there's bike space, like. Yeah, that's true. But why should you put it on? Yeah. Oh, good luck. Thank you. Tai kodėl aš čia atvariau šitą vietą, būtent lokaciją, nes mes čia prieš porą mėnesių, aišku, nefilmavau, bet buvau ištraukęs 2 dviračius, vieną bolto ir vieną paprastą, įmesiu, parodysiu. Tai ir dar čia, kai buvom, realiai čia kabinom kažkokį metalą ir galvojom, kad ten dviratis, tai bandom medžiuoti tą dviratį, kad aš čia kažkur turėtų eiti. Aš žmogelis šitą ir varė paklausė, kaip kas sako, varykit į Amsterdamą. Amsterdame turėtų būti, nu, blemba, reikia kažką ištraukti, hebra. Sorry, English. Oh, I'm sorry. I have an old bike at home. Yeah? Do you want to have it? Nah, we're just doing for fun. Oh, for fun! Yeah. There is no fun when I'm picking him up. Okay. So you're fishing for bikes? Yeah. Oh, for fun. We last time found here 2 bikes. That's why we I can came. throw it in it. Yeah, you can throw it. Okay, well, have fun. Thank you. Ką pakėlėm, smarė? Nu jo, čia kaviniai valgo, hebra. Būk.
Grinai, nu, kai įmeti dugną, tai... O ten kažkas yra. Gal rimtai atvarė kažkas iš tavo, kad dviračių? Sakau, buvo čia praeitą kartą, kai varėm. Taip, prie kavinės atvarėm. Žmonėm dublą pakėlėm. Pasmartinom. Turim šitai va dviratis vaidinti. Pabandom užmesti. Pažiūrėsim, ar kabintą dviratį. Realiai net aš ne vandenį nesugebu pagauti, ką kalbėti apie vandenį. Tai gal ant dviračių nelimp. Gal tie magnetai liegi? Tikrai nekimbu. Šūdas, tai tada reiškia magnetas lievas. Nu, atveriam šalia. Ant tiltuko. Gražiai. Bam. Bandom. Čia šitoj vietoj, šitai lokacijai, tai ištraukė bendradarbis dviratį. Bet čia prieš mėnesį. Aš sakau, gal tas magnetas lievas, nes čia kitą naują nusipirkau. Tai gali būti, kad lievas magnetas šitas. Ui. Nieko gero, iš tikrųjų, hebra, taip, galvojau, užsihypinęs buvau, galvoju, čia naujas contents bus, dviračių pilna. Tas magnetas lievas, reiškia. Kokią čia nusipirkau? Turim šak. Aš sakau, čia magnetas ir gaidys abiejų. Nes net visiškai, net ten to dviračiai netrauk. Gal galėjo ta moteris duoti dviratį iš tikrųjų. Bent būdavo kažką patraukė. Nu, realiai baisiai grūzas. Nieko neištraukiam. Nieks nelimp. Arba magnetai lievi, arba gaudytai lievi, arba lievos vietos. Bet nenuleidžiam rankų mes niekada. Galbūt čia kažkas, kaip lievai, kad niekas nekimba. Na, 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 na. Man atrodo, didesnė tikimybė pasiimtum paprastą meškerę, su meškerę užkabintum tą dviratį. Negu su šito magnetu. Čia tiesiog dėl vaizdo. Ant paprasto metalo tai žiauriai gali lyninti. Čia įmesti kažkokį peilį, ginklą. Turim. Yeah. Kas čia? Užsikabinęs. Ko čia turim? Kažką turim?
Žiūrėjau, yra, primesk. Kas čia, flešiuk? Ai, ne, kas čia toks yra? Nuo Simflexo gal kokio? Stram T3. Čia šitai va. Ištraukė. Operatorius. Čia pinigų maišas buvo, bet matai, pinigai ištirpo. Šitai va, ką aš turiu, žiūrėjau. Kas čia? Kažkas Stram. Ką nuo dviračio? Aš ir galvoju. Nu, tu čia gerą pasidėdai. Operatorius biškį neapskaičiavo šniūro ilgio ir ten mano kablys svaidos ir magnet svaidas. Čia, matosi. Nu, bandom operaciją gelbėjimo daryti, trauk laukant. Nu, kur yra tavo tas magnetuks? Čia, ne? Tai prisiriš prie rankos? Next time. Gelbėjimo operacija. O? Gal išeis? Neišėjo. Ai, visai aišku, tavo anšakos užkibo. Bet kaip gražiai, žiūrėk, paėmiau, bukšt. Bent jau kažką ištraukam. Čia operatorius čia specialiai. Ui, ant kontento. Sako, nieko neištraukė. Tai dėl kontento. Eik toliau žvejok operatorių. Mes tą meškeliam. Toliau. Kas, opa? Yra kažkas? Jo, tau su to kabliu, tai čia viską kabini realiai. Bet čia nemažo, girdi. Čia visą mėlymas atsirandi trauktaną. Bet žiūrėk, aš galiu tau nukabinti, na, su magnetu. Taip. Taip, paėmų prakabinu ir tada tu paleisi vandenį. Neleisk vandenį. Tai tu. Nu liūdnas tango, hebra, liūdnas tango. Nieko nėra, nu nieko nėra. Ui. Oi, klieno kokią žolę įsimečiau. Bandom. Nu ką? Turim kažką važiuojančią, o ne kažkokį šūdą. Dviratukas mano. Svarbu neįkristi. Oi, palauk, tą kitą. Kur tu čia užkabinęs? Oi, čia labai gerai užsikabinę. Kažkas yra. Kažkas yra. Va, kas yra kaltininkas kablis. Kablį užsikabinį. Magnet kur? Patestuokim dabar magnetuką. Ar kimba ar ne? Aš jau kimba, bet... Nu taip, nu ką tu čia gali parsitraukti. Opa, nu tai ką? Lekam į Lietuvą, ne? Su tokiu dviratuku. Nutrauk mane.
padaryk, yra čia tos tipo reviews, žinai, to dviratuko. Na tai ką, turim bėginį dviratį, hidrauliniai stabdžiai, puikiai veikiantis, Shimano Simplexas, bet aišku, čia ir paslėptas jisai. Žiūrėk, koks minkštas. Jo, tai visai, nu ką, žinau, čia ir dar turi nusiimti tiktais, nes pamiršau raktą kažkur. Ką žinau, 50 eurų. 50 eurų ir gali būti jūsų. Tai parašykite, pana, kas norit. Jo, visai nieko. Visai nieko. Karčiai atvarėm čia prie to dviratuko, ten dviratuks. Nu va, tokia, traukas. Spraklė. Ko reikia pasiimti, sudėti? Ne, gal nemesim. Paliksim čia, gal kažkas susirinks. Nu gal. Realiai, aš jau buvau nufilmavęs liūdną pabaigą, kad nieko nepagavom, nieko gero. Liejau magnetai. O, didelė! Bet šiaip operatoriui nuopelnai, nes operatorius užmetė magnetą ir partraukė dviratuką. Nu, aš bebaigiau partraukti. Bet jo. Bet šiaip tikėjomės kažko geriau. O gavos. Nu, viens dviratis ar jį blogai. Nežinau. Jūs siūlykit. Sakykit. Tai realiai, kas nori tikrai to dviračio, rašykite pana. Užpildysą kaip subscriberiui paskolinti. O jūs, hebram, nepamirškit subscribe, like, pasidalinti. Kuo daugiau peržiūrų, kuo daugiau laikų, tuo didesnė motyvacija ir man kažką kurti, kažką daryti. Tai realiai. Tai nežinau, hebrai, susitinkam iki kito karto. Pasiūlykit, ką dar norėtumėt pamatyti toje Olandijai. Aišku, be narkotinių medžiagų. Grybukų nebandysim. Tai ką, iki sekančio.